Ankstesniam vaizdo įraše matėt, kaip padariau glaistymus visose sienose, vonioj. Tai dabar aš apžvelgsiu, kaip aš darau silikoną, kaip su kokiais įrankiais pasitelkdamas tą darbą aš atlieku, kokios medžiagos turėtų būti naudojamos arba ką aš galėčiau panaudoti, kad lengvesnis būtų užtepimas. Tai turiu kampus, galėsiu parodyti, kaip jie dabar atrodo, bet šitas šiek tiek vėliau. Dabar, ką aš turiu omeny, tai buvau aš užglaistęs praeitų vaizdo įrašų sienas, kadangi, kaip ir sakiau, praeitą kartą, kad idealiai visiškai neįmanoma jas padaryti, nes gaunasi praeitą kartą nusiplovė, viskas atrodo gražiai, bet siūlėse ten, kur buvo užtepta ir didesnis sluoksnis glaisto, tada liko nešvarumai. Tai ką aš šito etapu dar padarysiu, tai prieš tepdamas silikoną kampuose paimsiu, nuplausiu sienas. Tai turėsiu švarų gražų pagrindą, tai kampai turėtų būti kuo įmanoma švaresni. Na, aišku, labai ilgai geriau nelaukti, nes šitie kampai labai greitai užsineša, ypač jeigu statybos aikštelėse yra daug žmonių, eina elektrikai, santechnikai, kabina lubas gipsininkai ir panašiai, tai tas vietas jie labai užneša ir gaunasi, kad labai daug purvo, nesilaiko, reikia papildomai valyti, po to dar gauna šiukšlių, įsivelia į silikoną, tai būna didelė betvarkė, todėl šito geriau išvengti, kiek įmanoma greičiau, tai tarkim užglaistai ir bandai kuo įmanoma greičiau padaryti silikoną, ilgai nelaukdamas. Dabar prieidami prie įrankių pačių, turiu labai paprastus aš įrankius. Dabar nežinau net nuo ko pradėti, iš tikrųjų, tai turiu feną, su šitu fenu aš padarau sienų šildymą, jeigu kažkuriuose vietose man silikonas būna taip su silikonu, jeigu kažkurioje vietoje sušlapo arba per daug vandens prisikaupė, reikia pataisyti silikoną, jisai čia vietoje sušlampa ir po to gaunasi, kad jeigu tepi per naują, jisai nebesilaiko, tai tam, kad šito išvengti būnu, panaudoju aš statybinį feną, pašildau tą vietą, išgarinu vandenį ir taip pataisau, nes kitokiu atveju siūlė lieka, visą laiką bandai antrų kartų užtepti, trečių kartų ir visą laiką jinai nusitepa. Nuo sienos nueina tiesiog tau ant pagaliuko ar panašiai ant tokio įtaiso, kurio tu bandai užtepti arba nutraukti tą silikoną, nubraukti taip, kaip reikėtų. Tai fenas tokiai paskirčiai pas mane tarnauja, tada aišku geriausias feiris, jeigu nuplaudinėt šitą silikoną, tai geriausiai naudot feirį. Na aišku, yra tekę naudoti ir muilą ūkišką, galima skystą muilą, įsilašinį į buteliuką purškiamą ir bandai tada užtepti į tą užpurkštą ant sienų ir taip jį gražiai švelniai nubraukti, nes kitokiu atveju, kadangi silikonas yra labai riebus, tai su juo ganėtinai sunku dirbti, ypač jeigu įsiterlioja, tai dar geriausiai naudoti ir pirštinės. Dabar iš pačių nubraukimo įrankių, tai aš turiu visokių guminių, plastikinių nubraukimo įtaisiukų savo, visokių formų, visokių dydžių. Tai šiaip gerai iš tikrųjų tokius turėti, didesnį įvairovę įrankių, nes tada, kad ir kokia situacija esant, tarkim, turi vidinį kampą, išorinį kampą nubraukti, tai yra labai gerai, kad tokios formelės paformuoja šitus kampus, bet iš tikrųjų šitus buvau nusipirkęs Jato firmos, tai man nepasiteisino, nes turi kietą plastiką. Tai nėra visiškai čia guma, gaunasi minkštas plastikas, jisai kartais gražiai nubraukia, kartais sunkiai. Tai dar kitam atveju buvau nusipirkęs iš paprastos parduotuvės depo, labai esu patenkinęs, nes čia jau yra guminiai, tai tie guminiai labai gerai, labai lengvai, švelniai nubraukia patį silikoną, tai anksčiau net su šitais kietais net neišeidavo padaryti tokių normalių gražių siūlių kaip su guminiais, nes jau tada gali paformuoti taip, kaip tau reikia. Tai paprastas komplektėlis depo parduotuvėje, nueini nusipirkti, man atrodo, 5 eurai ir ten 6 eurai visas komplektas įvairių dydžių, visokių paskirčių ir panašiai, daug vidinių kampų labai patinka yra ir panašiai, bet aišku, taip kaip dabar, tarkim, jeigu turiu tokią situaciją, užsitepiau kampą, nubraukiau su savo formele ir būna, kad dažniausiai silikonas išsitepa ant šonų. Tai tarkim, ant vieno arba ant kito šono, tai tam reikalui aš panaudoju paprastą kvadračiuką. Tai pabandysiu parodyti, jeigu, tarkim, turiu šiek tiek didesnį kamputį, bandau tai susirasti, gal kaip demonstracinių tikslų, tai tarkim, 10.
pagrindinę siūlę suformuoji su mažesniu, tai tarkim ten 6 mm apvalumu, ten radiusu. Po to, ką aš darau, tada jeigu lieka įsiterliojimo, nes čia dažniausiai, kai turim grubės plyteles, tai būna įsiterlioja iš šonų ir būna sunku nuvalyti, nes tada kaip tu tenais ateini, krapštai ten kiekvieną perimetrą, milimetrą, krapštai ir panašiai. Bet šito daryti nereikia, aš tada dažniausiai panaudoju, tarkim, jeigu pagrindinė siūlė mano 6, aš pasiemu 10 kampą ir bandau tada tiesiai braukti, nesijaudinamas tam, kad pagrindinė mano siūlė nebus paliesta. Jinai braukės tik tais iš šonų ir gražiai nuvalo kraštus, todėl visą laiką silikonas būna nepriekaištingos formos, kiek įmanoma, aišku. Tai tokiam atveju turiu dar mentelę, su ta mentelė aš dažniausiai nubraukiu silikoną nuo jau mano įrankių, vieni bando naudoti kibirėlius paprastus, kibirėlį galima prisipilti vandens, tiesiog ir į tą vandenį nubraukinėti silikoną, kai jo perteklius atsiranda ant pačių įrankių nubraukimo. Bet aš dažniausiai naudoju dar vieną plastikinę glaistyklę, ant kurios užtepu tą silikoną ir jisai man tarnauja taip gerai, kad praktiškai papurškiu aš muilino vandens arba su feiriu. Dar galima naudoti ir langų ploviklį, galima skystą muilą, feirį, galima kitokius indų ploviklius naudoti. Tai šitie labai gerai paima, perteklių nuvalai ir gali jau išmesti jį į konteinerį arba atliekas palikti. Tai ką dar iš pačių įrankių, tai naudoju vaikiškas servetėlės. Paskutiniu metu atradom šitą dalyką ganėtinai nesenai, kad paprastos vaikiškos servetėlės skirtos nuvalyti kažkokius nešvarumus ar panašiai, jos muilinos, drėgnos, bent jau turint omeny. Tai tas drėgnos servetėlės labai gerai nuvalo silikoną nuo rankų, jeigu yra tenka įsiterlioti, nes būna labai riebus sluoksnis, vos užtenka įsiterlioti ir jau tu žiūrėk turi jau tiek ant savo drabužių ir panašiai. Labai gerai nuvalo tiek įrankius, tos servetėlės ir labai gerai nusivalai pats rankas. Tai šituo atveju bandysiu dabar aš tą ir parodyti, bandau nusiplauti aš sienas ir eisiu prie pačio silikonavimo, tai jeigu kažkur turit kažkokių pastebėjimų, gali parašyti komentarą, atsižvelgsiu. Dar tada nepaminėjau, kad naudoju patį purškiklį, tai į tą purškiklį įsipiliu feirį ir purškiu ant sienų. Tai jeigu kas labai gerai tarnauja, tai čia jau purškiklį galima būtinį naudoti, galima tenais nusipirkti pramoninį, tiek visokių variantų, tiek sodų daržui ir panašiai tų įrankių yra. Tai plaunu ir tepu. Dabar turiu aš pasiruošę sienas pačiam silikonui, tai kadangi vis tiek silikonai yra pjaunamais antgaliais, netgi kai kuriuose silikonuose yra parodyta ant galinės dalies, kaip jį nupjaut. Aišku, visai parodyta konusų nupjaut, bet asmeniškai tai kiek man yra tenka jį nupjaudinėti, tai aš pjaunu apvaliai, visiškai lygiai, vien dėl to, kad gaunasi jisai man vienodą duoda siūlę, ištrykšta jinai vienodai apvali, tai gaunasi daugiau vietos, turi ją nubraukti gražiai, daugiau variantų. Bet jeigu tu jau brauksi, kažkur tais prispausi, turi tada kaitaliot pusę, sukinėti jį visai, kad tik tai susiteptų vienodai tolygiai. Kampus aš nefilmavau, kaip juos džiovinau, nes po plovimo plytelių gavosi ganėtinai drėgna, dar šlapia, tai negalėčiau daryti darbų, bet kadangi dabar pašildžiau, viską išdžiovinau, tai atitinkamai turiu tam tikras sąlygas tepti silikonui. Aišku, kai šlapias kampas, tai jau tu negalėsi padaryti niekaip, čia kadangi negyvenama, tai temperatūros šiltos tokios nėra didelės, kad viskas išgaruotų automatiškai ganėtinai greitai. Tai ką aš pasiimu silikoną ir bandau jį tepti ant sienų. Tai ką aš galiu pradėti, pradedu gal nuo sunkiausių vietų, įvertinu vietas tos, kurias aš galėsiu padaryti be jokių stabdžių. Tai gal tada nuo pačių mažiausių sienų, arba bent jau tose vietose, kur aš turiu didesnį šansą padaryti kuo įmanoma greičiau. Nes silikoną užtepęs, tu turi labai mažą langą laiko, kada jau tas silikonas pradeda džiūt ir tada jau uždžiūsta taip, kad nebegalėsi daugiau nieko padaryti.
tą aš ir bandau padaryti nuo kampo iki kampo. Bandau užsitepti tiek, kad spėčiau po to dar nuvalyti jį gražiai. Taip. Aišku, dabar nusprendžiau viską filmuoti gyvai, tai kad bent jau įsivaizduotume bendrą mintį, ką aš turiu omeny, tai užsitepu silikono perteklių ant kampų, tose vietose, kur šiek tiek daugiau, tai reikia daugiau užtepti, bet nieko baisaus. Kartais priklauso nuo pačio silikono tubelės, kiek tu nusikirpsi galą, tiek ir daugiau užtepsi. Mažai nerekomenduoju nusikirpti, aišku, tada siūlė daug mažesnė, bet gali tada būti labai mažai vietos gražiai suformuoti siūlę. Čia, kadangi šiek tiek yra daugiau, tai aš viską kaip ir užpildau, man siūlė gaunasi storesnė, bet gražesnė. Bet aišku, šitas turi ir trūkumą. Tai vienas toks trūkumas būtų, kad daugiau silikono išsimeta tose vietose. Tai reikia atkreipti dėmesį, jeigu kas norima šiek tiek sutaupyti silikoną, tai reikėtų traukti kuo braukti bent jau arba pilti jo į tarpus kuo mažiau. Tai jeigu mažesnis sluoksnis, mažiau tada išsimeta. Bet tada yra tikimybė, kad kažkur tais gali nepadengti ir reikės tada vis tiek perdarinėti siūlę arba nevienodą siūlę, tai jau geriau tada išlaikyti šiek tiek didesnį tarpą ir padaryti viską iš pirmo karto taip, kaip reikia, su mažesniais nuostoliais laiko. Užsitepu nuo kampo iki kito kampo užsitepęs ir aš bandysiu kuo įmanoma greičiau šitus kampus sutvarkyti. Nes jie greitai traukiasi, džiūsta. Dar automatiškai, kad silikonas negautų vandens, tai aš į patį kampą tepu juostą šiek tiek didesnę. Tarkim, jeigu noriu baigti šitam kampe, aš juostą pabaigsiu iki bent jau kito galo, jeigu jisai yra trumpas, arba bent jau užtepsiu kokią 20-30 cm į vieną kraštą, kad turėčiau šitą variantą. Nes kiek yra atvejų tenka susidurti, kai purški vandenį sumaišytą su feiriu, jisai patenka ant šitų paviršių, kurioje vietoje nėra silikono. Taip, neleisdamas tam silikonui prie tos vietos prikipti, tai gaunasi, paimi ir nubrauki. Va tokioj vietoj gaunasi labai dideli nesklandumai. Jisai tepasi, 3 kartus tepi, visą laiką nusitepa ir panašiai. Feirio buteliukas sumaišytas su vandeniu. Dažniausiai įlašinu porą lašų, kad užputotų ir viskas. Tada tiesiog bereikia papurkšti. Galima nesijaudinti, nebijoti šiek tiek daugiau užsipurkšti to vandens. Bet svarbu, kad silikonas būtų atitinkamai prigludęs. Jeigu nėra didelių plyšių tarp silikono ir sienos, viskas atitiks jums normas ir viskas bus gerai. Bet jeigu yra kažkoks plyšys, jisai nėra prisispaudęs, tai bus ganėtinai sudėtinga jį užtraukti. Nes silikonas tai nėra toks dalykas, kurio perteklius leidžia jam įsispausti tose vietose, kuriuose jo trūksta. Tai kaip dažniausiai užsitepi tą silikoną, taip ir nubrauki. Tai viskas ganėtinai gražiai. Dar kam tada reikalingas feiris su vandeniu, tai vien dėl to, kad silikonas neprikiptų prie nubraukiamo paviršiaus, ten, kur jau nenorima jo, kad jisai priliptų. Nors, aišku, visokių atvejų papuola, šitas atvejis kažkaip ganėtinai gerai. Yra tekę išbandyti visokių firmų silikonų. Šitas, jeigu konkrečiai kalbant, tai būtų Cerezito firmos, kaip ir glaistas. Tai glaisto ir silikono spalva turi būti vienoda kaip ir sistema. Tai dažniausiai, jeigu pasirenkama cerezitas, tai cerezitas ir turėtų būti. Su šlapu ir man nusivynioja. Aišku, pašildau, viskas ganėtinai gerai man išgaruoja ir turėtų susijungti silikonas. Kitokiu atveju gali nelabai ir pataikyti. Čia gavosi man neužsitepė pilnai iki pat viršaus, todėl
Arba gal tiesiog pabėga už plytelės krašto ir viskas nusibraukia su mentelė. Taip, kad va tokių visokių variantų atsitinka, tai fenas statybinis ganėtinai gerai. Biškai apsaugo tave nuo tokių variantų, nes ką darytum, jeigu jo nebūtų. Labai stipriai nespausdamas, kitokiu atveju yra didelė rizika, kad vėl jisai nusitrauks nuo siūlės ir vėl paliks negražų kampą. Tai dabar viskas ganėtinai švariai, gražiai. Aišku, jeigu tose vietose atsitiko toks atvejis, kada silikonas buvo prilipęs jau prie nutraukimo įrenginio, tai būtų nuo gumelės. Jeigu jisai liko gumeliai, tai būtų geriausiai tada antrų kartų užtepti ir galima pabandyti jį nubraukti su tiesiog šitų glaistiklių, nenaudojant jokio vandens. Tai būna šitas ašys dar padeda, bet ne visais atvejais. Po trumpos pertraukėlės, kaip ir pabaigiau tą silikoną, kaip ir minėjau jau anksčiau, tai daugiausiai laiko tenka sugaišti tuose kampuose. Visą laiką, nes susijungia 3 juostos ir tą sujungimą ganėtinai sunku padaryti, nes būna arba vienoj vietoj perteklius, arba kitoj, arba ten dviejose vietose. Vienur nubraukia, kitur trūksta, tai reikia labai atsargiai, tai būna po 3 ar 4 kartus traukai, kol galų gale susijungia tenais juostos silikono, o daugiau tokių kaip ir nesklandumų kaip ir nėra. Jeigu pasidarai dėl pačios išeigos, tai čia sunaudojau 2 gerus su pusė buteliuko silikono, tai praktiškai realiai turėtų būti 10 metrų vienas buteliukas, bet čia gal ir panašiai gal ir gaunasi, nes 2,5, 5, 10 ir čia tada dar kažkur tais 10, su trupučiu. Tai gaunasi, kad kažkas panašaus ir gaunasi apie 10 metrų vienas buteliukas, tai, bet geriausiai nusipirkti vienu buteliuku daugiau dėl atsargos, nes jeigu nesusijungia, jums uždžiuvo, važiavot į parduotuvę nusipirkti, gausis uždžius ir gausis tada, kad šnipštas nieko nesigaus, tai geriau tada vieną daugiau buteliuką turėti ir su atsarga grąžinimui, negu kad trūktų po to vėliau. Tai sunkiausia kampuose. Lygias plytelės kaip ir gaunasi ganėtinai greitai prasitepa. Ant tokių plytelių kažkaip tikėjausi, kad pats silikonas labiau prikibs ties kraštais, bet šiek tiek nustebau, kada gavosi, kad tiesiog tas silikonas nelabai prikibo prie kampų, nelabai ir teko jį gramdyti, tik tai sunkiau buvo ties grindim, kadangi aš jau buvau sienas nuplovęs, tai šiek tiek nešvarumų, o tiesiog vandens buvo tenais papuolę ir gavosi sudėtingai, kad silikonas nusibraukė, bet ganėtinai po kelių pataisimų viskas gavosi gerai. Tai, ką žinau, dabar liks daugiau tik tai su pačiu trapu, nes į patį trapą įsiklijuoja įsideda lovelis ir į tą lovelį įsideda pati plytelė. Tai teks aukštį reguliuoti ir tada kažkaip bandyti tą silikoną padaryti aplink savo rėmuką. Tai bandysiu aš tą kaip ir dabar padaryti. Susipjaustu į kokias 4-5 dalis, kad bent jau aukštį pakeltų ir mano plytelė nenukristų žemiau negu reikia. Bandau tada pasikelt, užsitepu silikono, tas kaladėlis pradžiai prisiklijuoju prie lovelio keliose vietose. Nes aišku, kai 4 turiu, tai daug neturiu variantų. O visą kitą užsipildys pačiu silikonu. Na aišku, tenais jau kurioje vietoje turėsim, tai turėsim. Kitose vietose gali ir nebūti tenais. Silikonas svarbu patikimai ir tvirtai laikytųsi. Kitur pratepam, tai... Čia pagrinde kaladėlės dedu vien dėl aukščio, kad žinočiau bent jau kurioje vietoje jis turėtų atsirasti. Arba bent jau man neprisispaustų giliau negu reikia. Taip, įsidedu plytelę ir pasižiūriu, man šiek tiek turėtų plytelė būti šiek tiek aukščiau negu pats
volelis, tai man taip ir ganėtinai gerai gaunasi, o tarpus tada reikės užpildyti su pačiu silikonu ir lygiai suformuoti siulytę, tai pabandysim padaryti taip. Aišku, aš jau gal tiek daug silikono neturiu, bet pabandysim. Mano rekomendacija darbus atliekantiems meistrams būtų tokia, kad paskutinį plovimą, tą patį švariausią galima atlikti jau kai daromas silikonas, tai šituo atveju aš nusiploviau, dėl ko aišku šitą plovimą aš rekomenduoju. Vien dėl to, kad tu beplaudamas pamatai kažkur tais ar yra likučiai plytelių, klijų likę, ar yra glaisto šiek tiek kažkur kiek guziukai tenais, tu dar juos nuplauni. Bet pavyzdžiui, jeigu turim tokiu atveju, tą pačią dieną, dėl pačios kokybės aš turiu omeny, ką kalbėjau, tai dėl pačios kokybės galima tada nuplauti darant silikoną, tai jau reikia atkelti dar vieną dieną biškį vėliau. Bet greičiau daugiau laiko tu kaip ir nestaupysi, jeigu tu darai kokybiškai, tai turi jau padaryti taip kaip ir reikia, tai nusiplauni tuos pagrindus, paviršius ir tada būna dar pamatai kažkur tais yra vietoj, kur daugiau glaisto yra likę, kur mažiau. Tokiose vietose nuplaudamas, pravalydamas, tu dar sumažini riziką, kad kažkas tais daugiau pamatys, nes aišku, žmogus, jeigu pamatęs, tai tikrai nepadėkos tavo, tu gali atrodyti kaip blogas meistras jau, tarkim, jau išvažiuoja iš objekto, jisai pamato, kad ten, kažkas tai dar negražu, kai sušlampa, nes dažniausiai, kai duše maudosi, tai būna sušlampa, pamato, kad kažkas tai patamsėja, nes plytelių klijai turi tokią savybę, jeigu pati plytelė pilka, pilki klijai, jie mažiau matosi, tik tai sušlapia, jie patamsėja, tamsiai pilki pasidaro. Tai atspalvis tada pasiskiria ir tada gali būti matysis. Tai tokiose vietose aš rekomenduoju dar kartą nuplauti, daugiau laiko sugrįžti nuplauti, bet nepatingėti ir gaunasi tu dar kažką pamatai. Tai šituo atveju aš nusiploviau dar vienu kartu, švariai gražiai atrodo dabar plytelės, kiek įmanoma, dar visa vonelė susikaupė nešvarumo nuo statybinių likučių, bent jau plytelių glaisto. Tai tą ir padariau, pasivaliau dar tose vietose ir būna dar, kad pamatai kampuose kažkur tais yra įsispaudę, tarkim, glaisto pasilikę likutis koks nors, jį reikia irgi nuvalyti, kad nemaišytų silikoną. Pabaigai, ką aš galiu pasakyti, įsikroviau šiek tiek kamerą, tai dabar per naują teko visą įrašyti, tai gavosi nufilmavau, kaip dėjau aš lovelį, tai tas lovelis ganėtinai gerai gavosi, įdėjau kaladėlę, po to pabaigiau tepti silikoną ir štai kas gavosi man. Visai ganėtinai gražiai, tvarkingai, jisai įsistatė į savo vietą ir nieko nesimato. Aišku, tik tais tose vietose, kur dabar buvo plauta arba purkšta vanduo, tai glaistas šiek tiek patamsėjo, bet nieko baisaus čia neatsitinka, nes glaistui išdžiūvusi viskas spalva grįš į normalią padėtį, tai viskas dabar ganėtinai gerai. Ir pats principas tai ganėtinai aiškus, tai jeigu turit kažkokių pastebėjimų, galit parašyti komentarą, jeigu ta plytelė, kas aišku, ką galėčiau pridurti, tai jinai turi būti nupjauta, dažniausiai vieną galą pjauni, tai tą galą reikia papildomai šlifuoti, kad jisai gražiai atrodytų tose vietose. Tai dabar vaizdas, kaip jinai atrodo dabar. Kadangi daugiausia laiko silikonų tenka praleisti prie pačių kampų, bet nieko tokio, jau nieko nepadarysi, jeigu nori, kad tvarkingai gražiai jie atrodytų. Sunkiausios ganėtinai tos vietos tai bus kampai. Bei jeigu yra tenka matyti dabar už manęs silikonas kampuose, ten kur buvo purškiama vanduo su feiriu, tai tose vietose jis glaistas patamsėjo, bet nėra ko įsigąsti, nes tai tikrai gali atsitikti kiekvienam, nežinau, jeigu kažkas darotės namie, jeigu tai pirmas kartas, jeigu antras kartas, tai jums tikrai to sakyti nereikia, glaistas paims, išdžius ir viskas bus ganėtinai gerai ir tvarkingai, tai tai nieko baisaus neatsitinka, tik tai tiek, kad dabar jisai, kol šlapės, spalva yra kitokia, bet jinai bus ta pati, kaip išdžius. Tai viskas ganėtinai gerai, tvarkingai, kokybiškai gausi. Nežinau, vertinti jum, jeigu turit kažkokių pastebėjimų, palikit komentarą. Tikrai būtų malonu sužinoti jūsų nuomonę, kaip kas gaunasi, arba gal kažkokį turit pastebėjimų, arba kažkaip kitaip daro, tai būtų įdomu sužinoti. Dėkui.